Nu, mažučiai, aš nežinau, ką jums ir pasakyti. Prisipirkau, žinokit, jo makiažo, pilną tašę, bet liūdnos žinios, nei vienas makiažas nėra, kad nenaudotas ant gyvūnų. Jau atsibodo jie mane, žinokit, pučiai nervuoja. O dabar ties keliauju valgyti suši. Va, tai toks ir gyvenimas. Rytoj aš atsikeliu iš pačio ryto apie 5 valandą ryto ir einu į vestuves, jas filmuosiu. Šiandien yra penktadienis. Norėjau aš jums kai ką pasakyti. Rytoj keliauju į vestuves ir aš jas filmuosiu. Arbata. Dažysiu plaukus šiandieną. Taip pat atrodo tokia šviesi spalva, nu nežinau, gal ryžau gausis, o gal ir ne, nu tikiuosi, kad gerai atrodysiu. Aš galvoju, kadangi filmuoju 2 kanalams. Keliavau aš į tokį kaip viešbutį. Aš dabar apsirengiau paprastai taip, o po to persirengsiu. Va. Don't mind, look at Lisa. Oh, I missed it, did you get it? Yeah. Good girl. Aha, aš atėjau į tokį kaip susirinkimą. Keliauju kavos išgerti, o po to pafilmuosiu lauką, parodysiu, kaip viskas atrodo. Aš keliauju nusipirkti loterijos bilietą. Jūs įsivaizduojate? Pafilmuosiu, parodysiu aplinkui, kaip atrodo, o dabar nelabai noriu rėkti. Labai didelis susigrūdimas žmonių. Gerai. Man labai patinka, kadangi Hongkongas yra toksai, atrodo ir šiukšlynas, ir bardakas, bet tuo pačiu metu toks geras judulys. Labai gerai gali nusipirkti, jeigu nori kažką pigesnio, bet tuo pačiu metu pradėjau pardavinėti visiškai neblogos kokybės drabužių, nes konkurencija yra labai didelė. Dėl to jie bando geresnių, tokių geresnės kokybės ir drabužių, ir džinsų yra ir visko. Žmonės žiūri. Hello. Dėdės ir tetos nelabai nori, kad aš juos filmuočiau, tai kartais reikia. Tai jeigu gausiu blynų, žinokit, tai jūsų kaltė juokau. Jeigu grįšiu su mėlyna akim namo, tai vadinasi, kad kažkas liuobė man taip kaimiškai į akį, griežtai taip. Suėmė. Na va, aš noriu nusipirkti loterijos bilietą, bet klausykite. Galiu pasakyti tokį dalyką. Nugrybavau ir net nežinau, kur esu, nei ką darau. Reikia susirasti. Taigi mačiau, aš irgi tokia putelka. Tai kaipgi aš nuėjau. Jau nugrybavau, mano tai pavardė, tai yra, nežinau, ar jūs žinote ar ne, bet mano gryna pavardė tai yra Grybauskaitė. O vadinasi, kad aš labai dažnai grybo pripjaunu, norėdama ar nenorėdama. Man atrodo į tą pusę. Aš atėjau šitos pusės. Kad ir kiek laiko begyvenčiau Hongkonge, visuomet turiu ką nuveikti, kur nueiti, ką padaryti, bet ir visuomet pasimetu. Ai, man atrodo čia, nu pasižiūriu. Gerai, aš jūs nusivedu. Kokių įdomių dalykų. Aš labai noriu tą dėdę nufilmuoti, bet žinokit, turbūt jisai labai užpyks, kaip filmuosiu. Bet man atrodo, griebsiu save už ausų ir nufilmuosiu. Pasižiūrim greitai, tik tais per langelį. Jeigu mes kokią vištą man į galvą, tai baisu. Nu, bet pasižiūrim. Davai, greitai. Štai apsimetu, kad aš kaip žiūrau, taip tik tais žiūrau, o dabar va, einu ir per langelį. Dėdė.
nieko nesakė, nes jie tokie griežti, žinokit. Labai dažnai taip tokie namų ėjimai būna, tokie butai, matote, įdomus. Va, o šitas va restoraniukas, noriu eiti ir pafilmuoti, bet man atrodo neleis. Na va, nusipirkau bilietą, o dabar ties labai norėčiau gal kokios arbatos išgerti. Va, lempas pardavinėja dėdės. Čia sako, negalima nueiti, net nežinau. Maisto negalima, nieko įdėti niekur negalima. Tokia kaip kavinukė, matote? Taip įdomiai pardavinėja visokius. Atėjau pavalgyti vegetarišką burgerį, duonos neimsiu, tik tai imsiu bulvių free. Kadangi iš duonos mane truputėlį išpučia tokia va vieta, nebloga, nufilmuosiu, parodysiu, kaip maistas atrodo. Šiaip gerai labai dieną praleidau, o dabar reikia bėgti namo ir reikia redaguoti viską, filmuoti, klijuoti, dėti. Labai nemažai darbelių yra, mano jau produktai iš Amazono, į Amazoną keliauja iš Kinijos. Tai turiu labai daug ką padaryti, bet esu tuo labai patenkinta, nes viskas juda į priekį. Na, parodau, ką aš padariau valgyti. Pakepiau salmoną, burokėlių salotų, brokolių ir pupelių tokių ilgųjų. Bulvių vakar buvo. Viskas, užsidedu striukę ir keliauju susitikti su drauge. Iki. Labas rytas, mano šeimyna. Šiandieną yra trečiadienis. Oi, tai rytoj yra ketvirtadienis. Aha, rytoj man reikia eiti į tokį pasimatymą su tokia panele, kadangi jinai pardavinėja lietuviškus produktus. Įsivaizduojate? Ir paprašė, čia Hongkonge, ir paprašė, kad aš padaryčiau video. Nu va, galvoju, ko ne. Ne tai, kad video reklamuoti lietuviškus produktus, bet padėti jiems nufilmuoti ir kad jie po to įdėtų į savo socialinius tinklus. Tai va. Žinokite, nuo pačio ryto esu labai užsiėmus, griebiu viską į rankas ir jau knygų, jau visko pridėta, pridaryta, nu nežinau. Gerai. Tai aš turiu lapelį, tušinuką ir rašausi, ką aš darau. Tai pavyzdžiui, dabar parašau po 11:24. Visų pirma, surašau, kokius dalykus man reikia šiandieną padaryti. Reikia man sumontuoti video. Nu jau aš višta. Aišku, video angliškam kanalui. Pradėti lietuviškam kanalui. Na, gana nemažai. Oi, kiek nemažai darbų. O, reikia padėti man. Taip pat vestuves nufilmavau, tai reikia pradėti montuoti. Nu, jau pradėjusi esu, bet daugiau pamontuoti. Po to reikia man parašyti kompanijoms, kurios man paskambino vakar arba parašė į WhatsAppą ir pasakė, kad jie nori, jog aš padėčiau jiems filmuoti reklaminius tokius video. Aš pasisiūliau, nu žinoma, aš nesu profesionali, bet jeigu nepabandysi, nieko nebus ir aš neimu iš jų pinigų visiškai, tai darau už dyką, kad įgaučiau daugiau praktikos. Po to reikia nemažai padirbėti ant Amazono. Žinokit, tuo pačiu metu, kuomet aš kalbu ir galvoju, ką man reikia padaryti, tai gal tokia užstrigusi truputėlį. Diena yra labai tokia subalamutinta, bet žinokite, gražiai praleisiu ir taip jau riebiai, jau kaip griebsiu į rankas. Myliu labai, pasiilgau, aš žinokite, esu labai didelį darbininkį, man labai patinka. Nu, va, vieni yra alkoholikai, o kiti yra darboholikai, tai man atrodo, aš yra darboholikė. Negaliu be darbų, man darbo žmogų puošia. Aš labai mėgstu, myliu, bet svarbiausia, kad išsimiegu dabar gerai ir pradedu daugiau save prisižiūrėti ir miegu daugiau negu anksčiau. Tai va.
Taip mes ir gyvename. Va, prisikrovusi sėdžiu, žinokit, nėra taip lengva. 300 kg produktų Hongkonge. Tai yra Kinijoje, nežinau. Dar man taip nebuvo. Va dabar tai jau yra. Va, klausykit, dabar ties yra 5 valandos vakaro. Aš sėdžiu čia visai nepajudėdama nuo 11. Šiandieną yra tokia diena. Labai man šalta, man atrodo truputėlį pavargus. Aš vis dar darbuojuosi, ar matote? Va, tamsu jau laukia, parodau. Šuniukai miega, o man nupirko Simonas kaukę, žinokite. Tokią kaukę nupirko. 40% drėgmės namuose, nu nėra daug. O čia vanduo, nežinau ar matote. Iki čia. Na va. Atsisėdau ant tualeto sėdynės. Aš jums parodo tokio aliejumi. Aš valausi veidą. Nusivalau veidą visiškai be makiažo. Eisiu pagulėti karštoj vonioj. Atsiminkite vieną dalyką. Niekuomet negulėkite karštoje vonioje su makiažu. Kodėl? Poros atsidaro, makiažas sulenda, o po to negerai pradėti gali berti, spuogai kilti, toks jau tas ir gyvenimas. Tai va. Pasiimu veido ploviklį ir tada sėdžiu ant tualeto dangčio, vaikelį, ir brūžinu. O dabar valausi veidą. Sakoma, kad išvalo labai gerai, ištraukia visus nešvarumus. Black paint ruda. Aha. Nu va, atėjome pavalgyti tokių dumplingų. Nu kaip pasakius lietuviškai. Mes su Simonu čia gyvenome prieš tai. Ne čia, nesustojame, bet gyvenome prieš tai šitame rajone. Tai aš pafilmuosiu, nusivesiu jūs į turgų, parodysiu, kaip viskas atrodo, pasėdėsime, pabūsime visi kartu. Labai smagu. Va, mūsų namas tenais buvo. Čia mes gyvenome prieš tai. Tai visuomet eidavau šitą gatvę. Čia, praeidavau ir eidavau tiesiai į turgų, į kurį dabar einame. O dabar mes keliaujame nusipirkti. Nusipirkti loterijos bilietą. Do you? Na va, atėjome mes į turgų, kuriame labai dažnai anksčiau sėdėdavome. I went to the wrong direction to buy lottery tickets, so now I need to